Na kągi, didžioji dalis jau iš antros pakopos gavo pinigus. Aš dar ne. Ir dar viena didžioji dalis žmonių gaus jau tuoj pat. Na kągi, keliom savaitėm žmonės pataps milijonieriai, turtingi. Ir viena dalis žmonių tuos pinigus tiesiog paims ir investuos. Ir po 10 metų bus turtingesni negu jūs, kurie per 2 savaitės sugebėsit viską ištaškyti. Nusipirkti naujus iPhone'us, nusipirkti rankinukus, nusipirkti kelionės, apsipirkti, susimokėti galbūt kažkokias skolas. Bet tokie žmonės, kurie tai padarys, kažkur po 3-4 metų sakys, o, šitam tai sekasi, tikriausiai tėvai padėjo. O, šitas tai matosi turtingas, gerai gyvena. O, šita tai tikriausiai vyrą gerą turi turtingą, tikriausiai šeria pinigais. Tai dažniausiai žmonės pavydi ne pinigų, o disciplinos, kurios patys neturėjo. Tai aš jums noriu duoti mažą patarimą. Nu nebūkit bukapročiai, nu nebūkit bukų protų, neleskit tų pinigų, kuriuos gausit tikrai po 4, po 5, po 8 tūkstančius eurų. Investuokit, nes sunkiau yra ne dabar turėti savaitę laiko pinigus ir va taip, va greitai juos gauti. O sunkiau yra po 10 metų būti tais milijonieriais, tais turtingais, tais pasiturinčiais, tais žmonėms, kuriems bus 5-50 metų ir eisit galvą iškėlę, nes sąskaitoje turėsite 30 tūkstančių eurų mažiausiai sukauptų pinigų. Investuokit, kad pinigai dirbtų, įdarbinkit juos.